iOS 18 atnaujinimas leido iPhone naudotojams dar labiau suasmeninti pagrindinį telefono ekraną. Aš Bitės Profinė ir per 60 sekundžių papasakosiu jums viską, ką derėtų žinoti apie ekrano pritaikymą savo poreikiams. Pagrindinio ekrano suasmeninimas. Paspauskite ir palaikykite ant tuščios ekrano vietos. Dabar galite perkelti programėles į norimas vietas, jas taip pat galite ištrinti arba įdėti į aplanką. Paspaudę mygtuką Keisti ekrano viršuje galite pridėti skirtingų valdiklių. Turėkite omeny, kad skirtingos programėlės gali turėti savo valdiklių, tad užmeskite akį į šį sąrašą, kas kartą atsisiuntę kažką naujo. Paspaudę pritaikyti galėsite keisti ikonų spalvas bei dydžius. Programėlių užrakinimas. Jei norite, kad kažkuri programėlė būtų prieinama tik jums, palaikykite ant jos pirštu ir pasirinkite reikalauti naudoti Face ID. Kitą kartą atidarant šią programėlę reikės nuskaityti jūsų veidą. Programėlių paslėpimas. Programėlės galite ne tik užrakinti, bet ir paslėpti. Palaikykite ant norimos programėlės, vėl pasirinkite reikalauti naudoti Face ID, o tada spustelkite paslėpti ir reikalauti naudoti Face ID. Dabar šią programėlę rasite paslėptų programėlių aplanke. Jo turinys bus matomas tik paspaudus ant jo ir nuskaičius jūsų veidą. Patiko šis video? Užsukite į bitesprofai.lt, kur rasite daugiau patarimų per 60 sekundžių.